Bičiuliai, manęs paprašė pakalbėti apie kovo 11 ir nepriklausomybę. Ir ką jį mums davė. Aš tikrai žinau, kad nepriklausomybė, jos atkūrimas, davė mums vieną labai svarbų dalyką. Bent man. Aš galiu ateiti čia, į Užupio kepyklėlę Vilniuje, išgerti geros kavos ir turėti giedrą šeštadienį, sėdėdamas prie stalelio ir stebėdamas aplinką. Nepriklausomybė mums suteikia normalaus gyvenimo galimybę. Kiekvienam. Ir galimybę rinktis. Rinktis juodą kavą, espresso, kapučino. Rinktis gogeną, sauką, Raušenbergą, Kunsą, Vilniuje, Kaune, Ženevoje, Paryžiuje. Apskritai, galimybė rinktis. Toji galimybė savaime nesuteikia nei laimės, nei džiaugsmo. Tačiau ji leidžia patiems būti atsakingiems už savo gyvenimą ir savo pasirinkimus. Ir man regis, tai yra pats svarbiausias dalykas. Galėti rinktis iš kuo didesnio spektro ir atsakyti už savo pasirinkimą. Savotiškas būdas orientuotis pasaulyje pačiam. Ir taip pat dalyvauti, kuriant ir prisimant dalį atsakomybės už savo valstybę. Geros šventės visiems.